Tai mane ir anksčiau mokykloje pažinojo, dar ir iki ateinant į politiką. Tai nebuvo, aš manau, bendruomeniai didelis kažkoks siurprizas mane matyti. Bet manau, kad vaikams nėra labai lengva, nes mato, jie aišku stebi tą visą viešą erdvę. Nežinau, kiek jie skaito kažkokius komentarus, ar sūnus tai man vis surinkdavo muziką, atsiųsdavo apie mane sukurtą. Ir įvairiausių paveiksliukų. Ir kaip ir sakiau, matyt, nėra jam labai lengva. O kaip jūs tas sprendžiate? Jūs kalbate su sūnum, aptarėtos, pavyzdžiui, memus kažkas ar dainas ir sakot, o, šitas geras, šitas juokingas, ar ne? Tarkim, kaip vyksta tas bendravimo procesas? Ja, tai labai paprastai, jeigu aš gaunu kažką, sulaukiu, tai sakau, vaikai, jeigu randa kažką man persiunčia, mes net tokią mintį turėjom ir čia ministerijoje parodą padaryti. Geriausių kūrinių? Visokių memų kūrinių, bet covidas viską sugriovė. Priimi tokius dalykus dažniausiai su jumoru, niekas gi dėl to